Mėgstu pradėti kelionę su švaria mašina, taigi išplovėm ir startuojam šią naktį apie 3-4 valandą. Taigi, startas Vilniuje, pirma nakvynė Brno mieste, Čekijoje, atvažiuosim apie 4-6 tam tarpį, nežinau kaip seksis kelionė, nes gali būti ir kokių kamščių ant pasienio ar dar kažkur, taigi kelionė per Lenkiją gaunas ir po nakvynės, dar turim 2 nakvynės rezervavę šalia salos Krk jau Kroatijai, ten jau bus kokie apie 10 valandų kelionės, tai rytoj. Taigi, toliausia kelionė dar nėra aiški, yra planas, jeigu bus geri orai, pasilikti Kroatijoje dar keliom dienom, toliau Italiją, galimai Austriją, Vokietiją, na, žiūrėsim, kaip ten seksis, planas pradžiui toks, turim suplanavę 3 dienas ir žiūrėsim, kaip seksis, važiuojam.